EGIX. Radau Vilnius Tech docentas partneris. Taip. Arklaito dvasinis tėvas. Techninis. Techninis dvasios tėvas. Ir tėvas vaiko kokiu porą. Kiek vaikam? Vienam 21, kitai 14. Tai jau čia sunku vaikais ir vadinti. Žinai. Dar... Kol mokos, tai jie vaikai. Tai visą gyvenimą tada. Žinai, gal ir visą gyvenimą. Tai o pats tu iš kurio krašto? Aš nuo Ignalinos. Į tą pusę, kur Palūsiai yra. Tie ežerai visi nuo to krašto. Iš mažo miestelio, iš kaimo, visiškai, absoliučiai kaimo. Kaimas Grykepelė, baigiau Linkmenų vidurinę mokyklą, irgi kaimo mokyklą, per visą mokyklą, tarkim. 11 klasių nebuvo 12, tai per 11 klasių buvo gal 130 vaikų. Ir mes vieni kitus puikiausiai pažinodavom, nes dabar nežinau, ar mokyklai, dabar tai nėra to elektronika, visi kiti dalykai, būdavo kalėdinis paštas, kur mesdavai atvirutės, tai pasveikindavai nuo 12 klasės ten iki pačio beveik visus. Pas mus, kai būdavo iki 8 klasės, mokomės visi ir paskui jau tie, kas nesimoko, išeina į proftechnės ir lieka, tai mūsų liko 9. 3 bernai ir 6 mergos. Buvo fizikos olimpiados, buvo chemijos olimpiados, buvo matematikos olimpiados. Esu matematikai netgi kažkada zoną nešėjęs, bet buvo lygiai tas pats krepšinis. Kas dar mokyklai buvo? Iš esmės buvo fizika mokyklai. Ir dar vienas dalykas, kuris mane gyvenime pasivijo, ko gero niekas, net nedaug, tie, kurie su manim nuo vaikystės pažįstami žino ir šviesos mano gyvenime atėjo mokyklai. Per šokius, nes aš nuo 16 ar nuo 15 kultūros namuose mes 3 draugai darėm diskoteką ir aš buvau atsakingas už šviesą. Lituodavau, tralivalį, visus šitos dalykus. Ten turėjau draugų, kurie pusbrolis mokėsi Kauno Politechnikos institute tais laikais. Vežė man, dabar tai nueini, nusipirki, ką nori, veždavo plokštės, ten sulituotas su mikroschemom, ten dėdavom į dėžutes, kad būtų mirksinčios lampos, bėgiojančios, ten visi šitie dalykai. Tai va, kur šviesos buvo dar tada. Prasidėjo tada, bet po to atėjo fizika. Ir nežinau, ar būtų kažkas pasikeitę pas man gyvenime, tiesiog kai aš mokiausi jau fiziką, laikai buvo tie, kad dabar tu turėdamas gerą galvą, kaip aš įsivaizduoju ir daug kas, tu gali ir gyventi gerai, ir tavo galimybės yra kitos. O tada buvo taip, tu ten, žinai, tą patį, kaip aš dabar sakai, tu docentas esi. Aš matydavau docentus su plysučiais švarkeliais ir matydavau savo grupiokus, kai kuriuos, kurie gariūnuose turi lariokus, tai tas ne ten pataikiai, bet tada buvo toks laikas. Žinai, ne ten pataikiau, aš galėjau, nes aš baigiau su, kaip ten, rusų laikais buvo raudonas diplomas, tai aš parašiau gerą darbą, ganėtinai neblogą darbą buvau parašęs baigiamai. Man iš pačių matematika buvo potraukis, bet žinok, yra tokių fenomenų, ir dabar aš net suprantu, žinai, aišku, dabar, kai tėvai ten augina vaikus, tėvai ateina į darželį, vaikas skaičiuoja, rašo, ten dar kažką daro. Pas mane iš viso buvo tokia, kaip mama sako, čia tai yra keistas dalykas, nes mes į mokyklą pradėdavome eiti nuo 7 metų. Tais laikais 7 metai sueina, tu eini į mokyklą. Problema buvo ta, kad aš 6 metų niekaip nemokėjau skaičiuoti iki 10. Nemokėjau skaičiuoti iki 10. Ir yra gyvenime tokių dalykų, pas žmonės, jau 2 kartus esu tau pastebėjęs, ir man, kadangi kaiminystėje gyveno tokia moteriškė, jinai dirbo valytoje mokykloje. Jinai atnešė matematikos knygutę pirmoko. Ir ten aš labai dar po šiai dienai atsimenu, atsiverti tą kietą viršelio viršų ir yra skaičiai surašyti ir gyvūnėliai. Ir man užteko pamatyti tą, įsikirsti tą ir viską išmokau. Ir aš paskui to visoje matematikoje, ir dėl ko aš supratau vieną tokį dalyką, jau net ir vaikas būdamas, kad nereikia kalt, o reikia suprast. Ir jeigu tu bandai įsiaiškinti, tada man tas ir fizikoje padėjo. Aš labai gerai
vat, kai tu sakai kaimo mokyklą, tai įsivaizduoju, aš įstoju į universitetą, atvažiuoju į Vilnių, pirma informatikos paskaita, mus atveda į kompiuterių klasę, pasodina, sėdi toks avinas iš kaimo ir nežino net kurį mygtuką, net kaip power nuspaus. Taip, bet, ta prasme, jeigu tu nori įsiaiškinti, ta prasme, sėdėjau ne tai, kad ieškot, kaip įjungti atkartot, o kaip tas veikia daiktas ir aš per pusę metų pasivyau visus. Nežinau, buvo tokia durna programavimo kalba. Basicas ir Fortranas. Tai Fortraną irgi, sėdėjau, dusinau tiek, kad suprast algoritmą, kaip jis yra padarytas. O kai supratau algoritmą, kaip rašo algoritmą programuotojas, tada viskas atsistojo į savo vietos. Va, tam ir dalykas, nes svarbiausia, reikia mokykloje dažniausiai vaikus išmokyti, ne kad jis iškaltų kažką, bet jisai užtektų jam gebėjimų savarankiškai susirasti informaciją, ją pasimti ir ją panaudoti. Iškalti yra blogai. Ta prasme, žmogaus smegenys sudėtingos, daug kas yra nepanaudoti. Taip, tas hardas gal ir yra didelis, bet tu nenori, jisai tiek tavo informacijos nesurinks. Tai jau geriau tą vietą panaudoti teisingai, kad būtų naudos. Žinai, kad tu žinotum, kur tau reikia nueiti visą kitą. Čia, žinai, arba tai, ko nereikia išsitrinti. Aš labai gerai žinau, kad buvo tokia disciplina universitete šitą tikimybių teorija, kažkoks kosmosas, nieko ten tai labai elementariai padariau. Jau išsilaikiau šitą įskaitą, ten visą kitą, grįžau, kaip visą laiką baigė sesiją, didžiuliai baliai, festivaliai, bendrabutį, visą kitą, tai pirmas daiktas, ką priliuobę salaus padariau, tai nuėjau į balkoną rūkydamas, sudeginau konspektą, tikimybių teorijas, čia tipo ištryniau viską šitą, hasta la vista, daugiau man jau nebereiks, nusprendžiau, kad nebereiks. Ir teisingai. Tai baigiai mokyklą, įstojai į fiziką, o tu čia kur, į Kauną ar į Vilnių? Vilniaus universitetas. Į Vilnių. Saulėtis. Tenai tikros studentų buvai, ar labai mokėjais ir girts per balkonus nelaipiai, tai kaip? Ne, tai ten, kas liečia balkonus, visko buvo, bet, matai, yra baisus dalykas tai, kad tas fizika, jinai... Daug kalt? Ne, kalt nereikia, jinai, ne tai mokytis, jinai greit išpurto. Tave greitai, ta prasme, jeigu tu nesi ten, su jais tu nebūsi. Toks pavyzdys. Aišku, daug buvo ir tai laikotarpis įtakos turėjo. Nes aš, kai stojau, perinamas laikotarpis ir dar buvo tokia, neaišku, kaip čia su Lietuva bus, ir toksai buvo nerašyta taisyklė mandatinėse komisijose. Panelės biškai net nuskriausdavo. Jeigu tu ateini, kaip aš sakau, su kelniam, tai jau tu gausi papildomą balą, nes tokia buvo, vaikščiojo toksai posakis, kad kas aukštojo to gali nepaimti kariuomenę. Visi dar bijojom, kad į rusų kariuomenę nepatektų. Tai Bernam buvo geriau, bet supranti, ir ta nepriklausomybė, verslai, tai fizikons, jeigu tarkim toksai, dabar manau taip nėra, bet kai yra ta vadinama mandatinė komisija, tu žiūri, ar koks yra konkursas. Tai tarkim, kadangi mūsų fakultetas buvo fizika, ekonomika ir teisė ir skaičiavimo centras, kur visi duomenys sueidavo, tas jungiamasis korpusas. Tai tenai tie duomenys būdavo ir tu nueidavai pasižiūrėti, koks yra konkursas. Tai žiūri, ekonomika, 5 į vieną vietą, anglų kalba 7 į vieną vietą. Aha, kas fizika? Fizika. 1 į 2 vietas. Tai kas buvo, tai kadangi neužsipildė, kiek aš supratau, tai buvo labai paprastai tie iš mandatinės komisijos žmonės dėstytojai nuėjo valdžia į tuos, kurie nepateko į ekonomiką, nes irgi matematikos egzaminą laikė, juos surinko čia ir sukalė mūsų grupę 30 žmonių, po pirmo semestro likom 7, po metų grupiai likom 2. Ne, tad apjunginėjo, tai tada sujungė, bet likom 2. Tai va. Po universitetą, koks kelias buvo? Po universiteto kelias buvo toks, kad reikėjo į darbą ieškoti, nes, žinai, vis tiek tėvai kaime, ten, žinai, o jau viskas, jau turi nulipti kažkaip nuo sprando ir, žinai, pradėjau ieškoti darbo ir taip.
Žinai, visi prekiauja, visi kažką tai daro, nu, ta prasme, visiems viskas, nu, aš nelabai norėjau. Norėjau, kad ir to būtų, tai aš įsidarbinau, pirmą darbovietę buvo Staltika, labai pasisekė su pirmą darbovietę, absoliučiai. Jie užsiminėjo elektros instaliaciją ir prekiavo elektros instaliacijos medžiagom. Bet kartu ir vykdė darbus, darydavo projektus, skaičiuodavo sąmatas, visą kitą. Ir tai, kadangi man šitas dalykas labai įdomu patiko, ir kadangi ir komercija kažką galiu išmokti, tai žinau, kad buvo paskelbtas konkursas, davau konkursą, bet kiek norėjau, tai neišlaukęs konkurso rezultatų, sekančią dieną nuėjau, vos neįsiprašiau, kad mane priimtų. Ir jie mane priėmė, ir kas geriausia buvo tai, kad, tarkim, jau tais laikais, nu, to įmonėje mes žiūrėjom kitaip. Reikia daryti gerai, bet norint daryti gerai, tu naudoji geras medžiagos brangiau kainuoja. Ir tada mes, nu, ten tikrai žinau, ir kai kada pats išeidavau padėti dirbti, tai mes, tarkim, dabar nėra tų degalinių, Shell degalinės buvo, tai mes Shell degalinėm įrenginėdom elektros visus dalykus, tai iš esmės ir ten tempas buvo, tai dabar po šiai dienai tiksliai žinau, kad Shell degaliniai pastatyti nuo traktoriaus įvažiavimų, nu, kasimo darbų iki pirmos mašinos užpilimo 60 dienų. Greitokai. Bet nėra kada, reikia. Nėra kada. O tai tu ten ką nors skaičiuodavai? Aš buvau inžinierius vadybininkas. Tai ir paskaičiuodavai. Ir paskaičiuodavai, o inžinierinio dalyko reikdavo dėl to, kad tau atneša projektą, tarkim, nu, namo arba ten, nes nemažai dirbom Lietuvos banko Kauno skyrių rekonstravom, atneša projektą padarytą. Ir, nu, dar tų programų dabar tai aš kaip matau, vat, kai susiduriu, kai kada kažkam tai elektrą padedu daryti, tai projektą, kai daro, gauna specifikaciją tikrą. Nu, tiks projektą architektas, kai daro, automatiškai programa suskaičiuoja, kiek klaidų reiks, Seniau to nereikėdavo. Tu gauni projektą, daugmaž viskas padaryta, bet tu turi dar kartą, nu, grinai rankytėm susiskaičiuoti, fiziškai susimatuoti ir sudėti specifikaciją ir padaryti sąmatą. Kaip sakant, kad žinotum tikrai iš ko darysi. Iš ko darysi, kaip darysi, jo. Ir labai gerai, kad va šitoj vietoje, tarkim, tavo klientai būdavo toks, tarkim, kaip Lietuvos bankas, tai tu labai gerai supratai ne tik tai, kad tu turi ten techniškai gerai paskaityti, bet ir dokumentą tvarkingai turi suskaičiuoti. Tai pabuvai Staltikoj. Tada ir pabuvai, tada jau viskas gyvenimas jaunystė atėjo žmona, visa kita ir tada supranti, kad tu visą gyvenimą negali nuomotis, reikia, žinai, jau pradėti žiūrėti į kitą pusę ir norisi kažką tai pradėti. Tai reikia, ta prasme, darbas kaip ir patinka visą kitą, bet tu supranti, kad, nu, iki kitam tikro lygio, nes tau reikia finansų. Tai tada keičiu darbą, išėjau kitą. Tada jau perėjau grinai į priekybą, buvau prekinės grupės vadovas UAB DASVA. Tokio įmonė, aš prekiavau statybinėm medžiagom, o aš buvau atsakingas už dažus, už įrankius, pagrindė už dažus ir įrankius. Už dvi tokias pozicijas. Tai dar po šiai dienai, dar kažką atsimenu iš tų dažų, nes, ta prasme, kas yra akrilas, kas yra lateksiniai dažai, kaip paruoš, ko galima, ko negalima. Dabar tai ten kaip darbo ieško. CV, ten pildai CV.lt arba ten CV online, ten yra kažkur, tai ten visa kita. Tada to nebuvo, tada darbo ieškojimas buvo taip. Tik perki Lietuvos rytą ir skelbimus ir žiūri skelbimus. Ir tiksliai žinau, kad geriausia ir daugiausia skelbimų išeidavo antradienį. Ir aš kiek būdavo nueinu į pokalbius kažkokius, būdavo, ta prasme, gaunasi kaip. Tu kai neini ir su tavim kas nors šnekasi, tu jauti, kad prieš tave kažkas tai buvo ir po tavęs ateis. Ir jeigu tu, tarkim, tu dabar sėdėsi darbdavys, tu esi kaip ir kozirius turi, nes tu renkiesi. O dabar galvoju, reikia o galima kaladę suflipint? Galima. Aha, bet gerai, ašgi tai mobilaus niekas dar nebuvo telefono neturi visą kitą, bet turiu draugą, susitariau su draugu, sakau, žiūrėk, aš galiu, jisai gyvena pas tetą, sakau, galiu gerai ir su tetą sutardavo jo, sakau, noriu duoti skelbimą, kad toks ir toks patsukas ieško darbo, bet duoti jūsų telefoną ir aš pas jūs namuose pasėdėsiu, pakilosiu ragelį. Čia, kad išspręst mobilaus problemą. Taip, ir tada aš įsisprendžiau taip, ir jau tada į pokalbį, kai aš eidavau, tada eidavau jau
aš renkuosi darbdavį, o ne darbdavys renkasi mane. Suflipinau ir gavau Urbono skambutį. Žinai, ir pirmas dalykas, aš, ta prasme, atėjus, įdomu ir didelis nusivylimas. Iš karto buvo didelis nusivylimas. Tai iš pradžių buvo toks lengvas nusivylimas. Bet kad suprastų, čia, kaip sakant, nusivylimas ne tame, bet nusivylimas buvo tame, kai tu pasakai, kino studija, žinai, visą kitą pakilau. Bet kino studija, reikia suprasti, buvo vienintelė, kas daro su tuo susijusius darbus, Urbanas tenai buvo direktorius. Direktorius, ponas Dievas. Ir žinai, ir atėjau, ir žinai, toksai buvo didžiausias, pašnekėjo, viskas kaip ir sąlygos tinka, galvoju, įdomu. Bus, pinigai ne aktyvi, bet bent jau bus tikrai įdomu. Ir kaip aš nuėjau į savo tą darbo vietą ir pamačiau, kaip visa ta technika atrodo, tada galvoju, hebra, labai prastai buvo. Tai, o Urban siūlė kokias pareigas? Tada buvo, dabar tai departamentai, o tada buvo cechai. Tai buvo filmavimo apšvietimo technikos cecho vadovas. Nes ten buvo Poildo pareiga vadovavo, bet jinai perėjo į užsakymų stalą ir, žinai, man perdavė. Ir, žinai, tada ir susitikau Vidmantą Kralikauską, Algirdą Žitkevičių, tuos senosius amžinatelis Įgėną, Sunarku. Visi, senoji gvardija, iš ko ir išaugo, paskui čia visi, žinai, šitie, bet mes ir suėjom, bet vienintelis dalykas, kas buvo, tarkim, jau kino studija kaip ir dirbo, ir kinus darė visą kitą, bet ta technika buvo, tų panacėjos buvo labai mažai, o visa kita man elektros ūkis, paskirstimo dėžės, ypač kai aš atėjau dirbti, kadaise dirbau Staltikoj, kur mes bandėm daryti, kad high-endas, apsauga, žaibosauką buvom Staltikoj sugalvoję daryti, kas buvo kadaise visiškai pamiršta, virš įtampių apsaugas tokio. Ir tu pamatai, kad... O čia tu matai, Dieve mano, čia reikia normaliai investuoti. Ir ten tas būdavo, tas tų pinigų prašymas. Ne savo prašai, kad nusipirkti. Ten tas buvo ta didžioji nesąmonė. Bet kažkaip tai man pavykdavo prie Roberto prieiti prie Urbano. Ir aš žinau, kad aš atėjau ant Robin Hoodo. Tai nieko daryti nereikėjo, 4 sezonas visi viską žino, ten viskas trali-vali festivalį. Kaip ir neblogai, visi tik pasakoja, čia viskas, žinai, ten viskas, mašina važiuoja, visiems viskas gerai. Ir tada po Robin Hoodo atilo buvo iš karto. Ir ten jau buvo kiti reikalavimai ir kur kas kitas lygis. Ir aš jau tada nuėjęs pas Robertą, sakau, mes su tokiu elektros ūkiu ir su tom pačių iš fanieros sukartom, ten susuktom paskirstimo dėžėm, ko elektrą mes turim normaliai. Tada sėdėjau, susiradau vokiečių gamintojus. Tai po biškį mes pradėjom pirkti techniką ir po biškį pradėjo tada augti. Bet ir kameros, ir apšvietimus? Ar tais laikais buvo kameros atskirai buvo? Kameros buvo kartu su mum, bet, ta prasme, kameros buvo... Dabar žiūrint kamerą, lyginant su tais laikais, dabar kamera yra labai pigi. Patys matot, kad jeigu operatorius, kuris nors yra protingesnis ir gerai uždirba, jisai kamerą body gali sau leisti nusipirkti. Tada apie tokį dalyką negalėjo niekas pagalvoti. Nei apie objektyvą, nei apie kamerą body. Čia niekaip negalima buvo, nes tai buvo absoliučiai šventa karvė. Nes kino studija turėjo 4 Ariflexus. Vienas buvo vienas buvo boksuotas ir padarytas APL mautas, nes tokia yra kompanija, buvo PS Technik Münchene, Pifelis vadovavo, ir jie imdavo senus Ariflexus 3, juos boksuodavo, tipo garsą primažindavo, modernizuodavo kreiferinį mazgą ir padarydavo PL mautą. Nes seniau, kad optika tiktų normalesnė, nes seniau buvo kitoks mautas bajonetinis, toksai, kur tu turėdavai suvesti, kiek pamenu, ir diafragmą, ir fokusą, ir tada įdedi ir užrakini. Tai buvo ir, tik vienintelis dalykas, kas kino studijai mane sužavėjo, iš tokių, kur buvo ir sužavėjimas, tai, nes jau tų žmonių daugumos aš nesutikau, tik Antaną Jucį ir dar vieną kameros mechaniką. Tų žmonių techninis kūrybingumas, būtent tos pozicijos, kurios dabar nėra, nes būdavo tokie kameros technikai. Tai ant kiek žmonės buvo, ta prasme, ant kiek nagingi ir viską gamindavo, kadangi tai
nes jie atsinešė nuo to glūdino sovietmečio, kada nieko nebuvo. Arba pats pasidarai. Arba pats pasidarai. Antanas Jutys yra vienintelis žmogus, kuris yra konvasui rusiškai kamerai. Jisai ją rankiniu būdu, neipatingai neturėdamas NC staklių nieko, jisai perdarė kamerą, kad tiktų bajonetinę optiką. Ir dar sugalvojo, kaip tai kamerai pritaisyti video sistemą. Dabar atrodo, kaip filmuoti, jeigu tu nematai. Ne, tai dabar, ne, kodėl, dabar kitas klausimas, aš noriu matyti tai, kas bus. Taip. Aš jau noriu matyti, duokit man, o tai čia jau su posto medžiaga, jo, čia jau viskas, jau čia. Čia jau praktiškai FTP įkelta. Taip, čia jau į eterį varom, jo. O Tai- tada, ta prasme, va, tas ir buvo įdomu. O kaip, nes iš dabartinių, kas darbuojas, tai kas, tu suradai Narką, Vidmą. Narka, Vidma, Rimas Gaila amžinatilsį, Gena Gaila amžinatilsį, žinok, daugumai jau amžinatilsį. O kaip, visi tie, kas dabar darbuojas, aš vis su Vidma noriu, bet laukiu gerą progą, kad jisai būtų geroj nuotaikoj ir jam sakyti, davai, sėskim prie butelio ir papasakok, kas kaip, tai, o kokį tu jį atradai, kaip jisai, Tai Vidma, koks jisai buvo arba koks. Vidma, žinok, aš atradau Vidma, kaip krepšinį sako, jėgų žydėjime, optimaliam amžiui su optimaliom žiniom. Su ta technika, kuri buvo tada, tarkim, nebuvo nei ledų, nei jokių ten valdyti kažko tai, bet su to technika ir su šviesos supratimu, tai Vidmantas buvo number one Lietuvoje, ko gero. Tikrai absoliučiai number one. Nes jeigu reikdavo, net jeigu ir pats dirbdavo aikštelėje, aš eidavau Vidmos atsiklausti. Bet jisai dirbdavo kokioje pozicijoje? Jis apšvietėjas buvo. Aš kai pradėjau dirbti tenai, vis tiek, kai atsirinkti, žinai, buvo pradėta žmogus. Aš Vidmą buvau įstumęs į 2 filmus gaferiauti. Ir net į užsieninį filmą. Bet Vidma turi tokį dalyką, žinai, reikia, matai, kai iš tų gaferiukai ten reikalauja, dar yra vienas dalykas, tu turi, logistiką gerai valdyti ir komunikuoti su žmonėm ir deleguoti darbus. O Vidma mėgdavo vieną subėgioti padaryti ir tai tada negerai. Tas neveikia. Mažoji kamerinėje aplinkoje gal tai veikia, bet jeigu projektas yra didesnis, tas jau nebeveikia. Tu turi, ta prasme, sudėlioti, dar pabūt psichologu. Žinot, kuris padarys. Kuris nepadarys ir kurie gali dirbti kartu ir kurie negali dirbti kartu. Bet labai aišku keista, kai dabar pamatai Vidmą, tai jisai toks tylus ir visa kita, jisai anksčiau būdavo žymiai daugiau kalbantis. Nebuvo, visada Vidma tylus buvo, bet Vidma gerai suprato. Ta prasme, Vidma buvo, taip su Vidma labai gerai suprato, kas liečia apšvietimo techniką, ta prasme, ne kiek pačią techniką, bet pačią šviesą gerai suprasdavo Vidmantas. Jisai pats, tai kiek, kai šnekėtau, sako, jo, tada buvo mano aukso amžius ir aš... Jis jau, ta prasme, kas būdavo lietuviam neduota, Vidma buvo tas žmogus, kur galėtų nueiti ir pats pastatyti šviesą ir bus gerai. Mes tada visi būdavo laukiam kažkokio, tai kažkas ateis, pasakys, o Vidma jau užteko, ko gero jam būtų užtekę žinių ir, ta prasme, to matymo, kad jisai nueitų ir pastatytų šviesą. Bet tai va čia pabiškai prieinam prie, kaip sakant, gaferę kaip tokią, nes tu po to kažkaip į tą pusę, nes tu atėjai kaip iš fizikos pusės žinotojus, fiziks, kuris turi vadybinės patirties, ūkininkauti šitam darže, nepradėjai tvarkytis, bet tau pačio šviesos apart šokių kultūrnami nebuvo kaip apšvietimo, kaip kinė. Ne, ten buvo, žinai, ten buvo, sakau, daug tokių istorijų yra ten, kada galiu knygą rašyti, kai kas sako. Kai dirbam kino studiją, mes tokia buvo keista praktika susidėliojus. Ta prasme, gal taip ir buvo. Niekada negalvojom, kad užsieniniam projekte gali gaferiu būti lietuvis. Niekada, net minčių atvažiuoja filmas, geriausiu atveju, bezvojam, kažkas tai bus, o visi kiti čia nuo Robin Hoodo, Atila, visi tie filmai atvažiuodavo gaferiai. Mes, ta prasme, bet yra dalykas, mes su jais, su kiekvienu filmu techniškai tu augi. Atvažiuodavo gaferiai, žinai, ir niekad nekildavo klausimų.
Ir dar vieną tokį dalyką turėjom, ta prasme mes šnekėdavom su tais gaferiais, kiek ten tos anglų kalbos, lyginant su tais laikais, kiek dabar mokam ir kiek tada mokėjom, nu bet vis tiek kažkokiu būdu Reikėjo. ir baliai būdavo, o tada iš viso lengvai susišnekėdavai, ta prasme, žodžiai liestais. Ir suprasdavai, jie kaip tau pasakoto, kaip jie patapo gaferiai. Tu supras, blem, tai ta prasme, tu turi praeiti visą tą etapą. Jisai buvo apšvietėjų kažkiek tai laiko, ar ten prie kameros kažkur tyrinėsi, gal kažkiek operatorinio baigęs, buvo apšvietėjų, patapo besbojom, paskui pabiški, tik išėjo gaferiai. Nu, ta prasme, turi visą šitą praeiti. Ir žinai, tai visą laiką žinai, o kas kažkaip taip apie mūsiškius niekas negalvodavo. Ten ir narkas matosi turi potencialą, bet niekas net nesiūlo. Ta prasme, aš pilnai tikiu, kad žmogus eitų ir padarytų, bet niekas net nesiūlo. Ta prasme, nebūdavo tokios tokios minties nebuvo, kad... Čia net nepradėk. Ir atėjo ta diena tokia, atvažiavo, man, ta prasme, gerai, ta prasme, visi pažįstat Gary Tuck. Garis atvažiavo su filmu į Lietuvą ir kadangi visą laiką būdavo toksai, kai atvažiuoja kažkas tai, Robertas darydavo turą po kino studiją. Veda per visą kino, atveda kiekvieną tą cechą vadinamą, dabar tą departamentą rodai. Čia šviesos turim tokias, čia turim tą, su tuo galim padaryti eina rekvizito sandėlius, į kostiumus, į siuvyklą, pas Matonį Gintas dirbo stalių cecho viršininku, kaip stato dekoracijas, kokį staklyną turi visą. Ir su juo atvažiavo operatorius Dave Dawson, jisai buvo Britų akademijos narys, toksai labai toks šviesus, fainas žmogus ir žinai, jis kažkaip tai atėjo tą pristatymą, jisai Garis ilgai nebuvo su prodiuseriais, aš daugiau su juo ten rodžiau, šnekėjomės, ten ir viskas to ir baigėsi, žinai, laukiam, kada čia atvažiuos ta grupė, vieną dieną mane iškviečia, mes rytais būdavom, turėjom tokią tradiciją kino studiją, ateinam į darbą, visi čiuožiam į kavinę, išgert kavos puodelį už 2 litus. 2 litrai. Kažkas tai tokio, visi susėda, toks kaip gamybinis cechų viršininkai susėda prie stalo, ateina Urbanas, atsisėda kaip tas jau bajoras gale stalo, žinai, išklauso nuomonę, čia pašneka, jisai sako, su tim nori pašnekėti operatorius ir prodiuseris. Gerai, skamba kaip, galvoja, gal kažkokios technikos, nieko nebuvo minties. Ir ateinu, tai sako, tai atvažiuos, atėjau, pasisodina, sako, tu gal gali būti mūsų gaferiu. Dieve mano, žegnojuosi visais, tikrai ne. Sakau, nesupraskit, aš suprantu, žinau, kaip ten įsijungia viskas, kaip viskas veikia. Aš ir aikštelė, kai kad būdavo padeda apšvietėjom, bet sakau, bet čia yra kitas lygis, trali valį. Operatorius sako, žiūrėk, čia yra man atsakomybė. Aš tikiu, kad tu padarysi. Aš tikiu, kad tu padarysi, o aš tau padėsiu. Žinai, dar toksai buvo. Nėra ko čia spręst, būsi. Viskas, pasakė. Nutarėm, gerai. Bet labai gerai, kad patekau aš pats tą operatorių. Tai, prasme, tikrai gavau gerą globą ir ypatingai apie naktinę. Ta prasme, kur daugiausia tų šviesų statydavai, tai bet naktiniam scenom, tai jisai darydavo taip. Kadangi logistika yra tokia, kad tu turi, filmas filmuodamas buvo vasarą, trumpos naktys. Reiškia, per naktį mes turim daug ko nufilmuoti. Kadangi filmavimo greitis labai yra svarbus ir pirmam ID. O kaip tik buvo Tanja Jakovleva. Tai mes kokias 5 vakarus, kai tik susitemdavo, mes susitikdavo mieste ir mes 3 praėjom visas naktinės filmavimo aikšteles. Čia filmuosim, kamera bus daug mūsų, šviesa ten, taip, nusipiešiu, tai kur tas čia repikeris, kur prožektorius, čia pieši iš pradžių planą plokščią, paskui pieši 2D, taip, kaip ta siena, o palei šitą stogą prie to kaminėlio turi išlįsti prožektorius. Tinka. Pasidarėm tuos planus, susirašėm viską. Ir ką tu galvoji, mes Liepos mėnesį, pradžioj Liepos, per trumpiausias naktis, mes karietos pravažiavimą nufilmavom vieną naktį 5 gatvės. Su 2 kamerom, su Fenikso kranais, su Fenikso kranu ir, ta prasme, ir ganėtinai
reikia suprasti tai, kad dabar yra skaitmeninė kamera, tu gali pasikelti ISO. O mes tada filmavom, tiksliai žinau, ant Vision 2 500 ISO juostose. Labai Ir operatorius šviesas daug. džiaugiasi, kad labai jautri, labai gera juosta, nes labai daug kanalų. Bet, ta prasme, ten 8 likiukė, ten 6, 4, nu kaip nors, kaip dabar, ką žinau. Kaip kažkoks nedidelis prožektorius. Ir kadangi tų šviesų vis tiek daug nebuvo, tai mes dar tokį dalyką sugalvojom su operatoriumi. Viena gatvė yra tungsten, kita gatvė yra metalo halogenai. Tungsten, metalo halogenai. Todėl, kad Vieną geriau... gatvę paruošiam, einam į kitą filmuot, iš tos gatvės visos šviesos bėga į kitą gatvę. Nu, kad į antrą vienį važiuoja, Jo. iš pirmą į trečią ir... Jo. Oi, dar atsimenu tam filmą, bet komanda kokia buvo. Aš, Narkas, Rymas, Košė. Dar Košė, žinau, kad po šitokių filmavimų visą laiką važiuodavom kartu, aš važiuodavau iš Šeškinę ir kažkur tai ten išmesdavau dar pakeliui nuomojama. Būtų visą laiką važiuodavom, šnekėdavau. Nu, buvo kaifas, sakė, bliam, kaip pavarėm. O kokios naktinės filmavom? Bet o čia buvo kokie metai? Daktaras Džekilas ir Misteris Haidas, man atrodo, 2000. Tai taip pradėjai, bet Jo. nesuprantančiam. Kas yra gaferis? Tada, Kodėl gaferis? Pavadinims. Kas Nežinau, žinok. O čia- Niekaip nesivaizduoju. Bet kažko tai padėti. Vieną dalyką, tai yra keistas, man kaip tas klausimas, kodėl gaffer teipas ir teisingai, blemba, ir visur rašo, kad gaffer teipas. Gaffer teip. Jo, bet dėl ko gaferis yra gaferis? Nežinau. Nu, čia aš vienintelį esu radęs, kad kaip Godfather, kaip krikštatėvis. Nu, Ir iš to bandyta kažkoks, žinai, buvo, bet... Nu, kažkas, tai vis tiek, tu esi labai svarbus žmogus operatoriui. Tu esi tikrai labai svarbus žmogus. Ir dar vienas dalykas, dabar gal kažkiek tai jau yra pasikeitę, bet tada mūsų hierarchija buvo biškiai tokia keistesnė ir tik tai kaip atvažiavo vienam filme, kur aš dirbau amerikiečių pirmas IC, sako, ne, hierarchija yra kitokia. Eina operatorius, gaferis ir tada IC. Sako, netgi iš bėdos, jeigu tau reiktų panešti daiktą, tu turi teisę manęs paprašyti ir kameros asistentas turėtų tau padėti. Nu, aišku, to tu nedarai, bet pagal hierarchiją operatoriui labai svarbu. Dėl to labai dažnai, nu, jam abu žmonės svarbus, dėl to dažnai, žinau, kaip prodiuseriai, kai šnekas, atvažiuoja kažkoks tai filmas į Lietuvą, žinai, visi nori turėti savo žmogų kažkokį. Tai operatoriui, jeigu jau rinktis, tai jam sako, nu, tai rinkis iš dviejų, vieną gausi, arba pirmą IC, arba gaferį. Tai dažniausia į gaferį atsiveža. Daugiau kintamųjų tikriausiai yra. Matai, su žmonėm darbas, žymiai daugiau žmonių, nes kameros departamentas žymiai mažesnis. Taip, ir planuoti tau nereikia nieko. Nu, ta prasme, žinai. Nu, ateisi. Ateisi. Nu gerai, kažkokiu bus ypatingas objektyvas ar kažkas, tai dienai atsiūs man. Ten, aišku, kitų dalykų reikia žinot, bet mažiau ar vadybos... to vadybos, to ūkio, to viso kito supratimo, komandos valdymo, nes nu, labai daug tokių dalykų susideda. Tai gaferis yra tas, kuris operatoriui padeda šviesti. Ar gaferis šviečia, o operatorius... Įvairiai. Ai, būna ir taip ir taip. Ir taip. Yra operatorių, kurie ateina, taip pasižiūri ir sako, padaryk, kad man būtų gražu. Bet, nu, tas neįdomu. Yra operatorių, kurie tau sudiktuos viską. Šitie yra labai gerai. Tas yra gerai, nes tu tada mokaisi. Tu gali, jeigu yra toksai čelas buvo, visi mes esam praėję. Jisai, kiek užsakydavo šviesų vienetais, visas pasistato. Bet tu galėdavai žino, kur statyti ir tu galėdavai jo pasiklaus, dėl ko tu tai darai, jisai visą laiką tau pasakys. Tas yra gerai. O va jau kai tu paaugi ir patampi gaferiu, tai dažniausiai operatorius pajaučia, tai tada tu gali pradėti užšnekėti tais vadinamais mūdais. Darysim tokią atmosferą, visą kitą ir jisai tau nuotrauką atsiunčia arba kadrą kažkokį, kaip jisai įsivaizduoja, arba dar kažką. Ir tada gaferis tada gaferis, tą jo idėją, tu turi įvilkti tą techninį dalyką visą, į tą prožektorių. Kiek čia repikerių, kokios šviesos, iš kur filtrai ir visa kita. Kiek žmonių. Viską suskaičiuot. Viską suskaičiuot ir tada tu duodi, ta prasme, operatoriui, kai dažnai daug kas labai neteisingai, ta prasme, daug kas, žinau, lietuviai labai mėgsta, sako operatoriai, būk gerą, ta prasme, mes irgi sakom, tai paklauskit operatorius, kokias jisai šviesas naudos. Atsiminkit, kad operatorius, jisai ir sudiktuo šviesas.
ką jisai myli, kas jam patinka. Bet ar čia kiekiai yra teisingi? Ir visi kiti dalykai, kurie yra praleisti tarp eilučių, tu to nematysi. Ir niekada tu pagal tai sąmatos negali daryti. Tai yra, tu turi žinoti, kai jisai pasakė, Vis man tiek- patinka tokios lempos, Taip. bet kiek jų bus, Iš ar esmės, dar čia nereikia papildomai. jo, arba tu sakai, nu gerai, bet žiūrėk, va yra dar toks daiktas. Ypač gerai, kai tu turi, ko nevertina visi ir va, paskutiniuose filmuose aš visą laiką jaučiu, žinai, būdavo dirbu. Visi įsivaizduoja tą pasiruošimą labai keistai. Techninis skautas, production meetingas, dieną pasiruošti. O palauk, čia yra bendras pasiruošimas. Kur mano pasiruošimas? Tarkim, Černobylis gerai gavosi filmas nufilmuotas. Nu, Linai dirba Černobylį. Kiek ruošėsi gaferis Černobylio filmą? 2 mėnesius. Bet Jisai atvažiavo pas mus Tobiesas prieš naujus metus, dar sudalyvavo Arklaito kalėdiniam baliui, susižiūrėjo techniką daugmaž, jam, dar jisai turėjo tokią problemą, neturėjo leidimo dirbti su elektra, dar 2 savaitėm važiavo Airijon ir atlaikė kursus ten pas juos, grįžo ir jisai žmogus ruošėsi. Ta prasme, jisai, ko nesupranta, kai kurie, kai tu sakai, reikia to pasiruošimo, su Giedrimu arba dar kažkuo, tai imdavo prožektorių, važiuoja naktį, ten kažką, tai kai aš su Dobsonu operatorium vaikščiau ir su Tane mes ruošėmės, kažką tai darėm, buvo tikras pasiruošimas. Kada tu ruošiesi? Nes kai tu ateini filmavimo aikštelėm, tu turi filmuoti. Viskas, visiems viskas aišku. Viskas jau ten sakyt, o gal taip, jau tas, jau sekundę praradai. Antrą sekundę praradai. Dar ir tą o gal darykim taip, viskas griūn, nes tu to neturi, arba tą reikia. Taip. O visą turi būti padaryta iš anksto. O kad dar, kaip sakant, visai nesuprantantiems, kai, gerai, esi gaferis, tu turi suskaičiuoti, kiek kokių lempų reikės. Tas suponuoja, kad tu turi žinoti, kaip kokią lempą šviečia ir visa kita. Bet kokius skillsų reikia, aišku, vadybinių, kad tu galėsi ten viską sudaryti, kad laiku atsirastų. Bet ką reiškia suprasti tą šviesą, arba, kaip tu sakai, Vidma jausdavo šviesą, suprasdavo, tai yra, kad tu žinai, kad su tokia lempa, prie tokio rūko, iš tokio aukščio bus toks efektas. Ta prasme yra... Yra 2 dalykai. Ateina su patirtim. Kaip ir visuose tuose dalykuose. O visą kitą tu turi investuoti į save. O investuoti į save, tu ne pinigus turi į save, o savo laiką kažkur tai investuoti. Tai iš esmės tu turi mokytis. Čia irgi turi mokytis. Bet mokais, kai, užkulisiuose, tipo, prieš projektą, sakai, žiūrėk, pasistatom tą, bandom pasižiūrėti, kažin ar taip galėsi. Tu turi projektą, vienam daryti kažką, sužinot ir sekantį daryti kitaip. Ne, arba tu pasimokai savo klaidų, tada tu esi durnius, kaip sako, jeigu savo klaidų mokysi. Bet šiaip, jeigu, tarkim, dabar informacija yra prieinama, tu gali susirasti. Rygos schemas, valdymo schemas. Visą laiką niekada, kaip įvyksta naujas prožektorius pristatymas, tau bet kuris pardavėjas, ar mašinos, ar dar kažko, papasakos, kad čia yra idealus. Reiškia, tu turi gauti informaciją iš šono, iš nepriklausomo yra. Tai tarkim, aš turiu tokį sekau australų gaferį, nežinau, jau gal 7 metus. Jau patys gamintojai supranta, reikia duoti jam. Nes jeigu jis nepapasakos nieko, tai ko gero kiti, nelabai ir žiūrės. Lauks. Ir ten, gauni visą informaciją. Ir dažniausiai, kai žiūri, kokiuose, tarkim, ledas, dabar visur ledas, tarkim, kokiuose kelvino ribose dirba, kaip iškreipęs, koks sarai, kaip iškreipęs spalva. Jisai niekada nesivadovauja tuo. Jisai paima, įsijungia, turi prietaisus, viską išmatuoja. Ir surašo, prie tokio yra tiek, prie tokio tiek, tokio atstumų tiek duos kliuksų, keičiant tą taip. Atsimink, keičiant temperatūrą, kažkurie tai ledai persijungia, pasižiūri, kurie krenta galingumas. Reiškia, tau atsimink, kad tu bėgdamas nuo šviesos į šviesą, keisdamas temperatūrą, nepamiršk arba pasimažinti, arba pasididinti dimerio, nes jau tau ekspozicija pasikeis. Gamintojas to niekada nepasakys. Nesakys, čia visur viskas, čia idealu. Taip.
Tai reikia žinoti, va tuos, sakykime, tą, ko nesaka pardavėjai, gamintojai. Gamintojai. Sakai, šitą reikia žinoti, tai čia yra toks know-how, kaip va, kiekvienas tą išsitir arba iš kažkur sužinai. Iš kažkur sužinai. Po to tu turėtum žinoti fizikos, aš taip įsivaizduoju. Jo, yra dalykų, kurių turi žinoti. Šiaip sakais, galingumai, jungtis, kada užmuš, kada tik nutrenks, tą visą turėtų gaferį žinoti. Dažniai. Tai darbo saugos visus reikalus. Jo, iš viso yra sveika šitos dalykus turėti visus pažymėjimus, kad tu suprastum, kas tai yra. Nes iš esmės tu esi vadovas aikštelėje. Taip, tu atsakai už žmonės, tu turi šitos. Ir dar tikriausiai turi suprasti, kaip kameros jautrums, žiūrėjimo kampus ir visa kita, kokį efektą duoda kamerai. Nes tu, kad žiūri akim, tai jau gal įgudęs gali ir, žinai, sakai, man kameros nereikia, aš čia jau matau, kas čia bus. Bet šiaip realiai, tai tu padarai, eini, žiūri šiais laikais per kamerą ir žiūri, kad, atrodė taip, o kamerai, atrodo kitaip. Jo, ir yra kitaip, ir ypatingai buvo su pačiom pirmom skaitminėm kamerom. Tai buvo, ta prasme, ne tiek skaitminėm kamerom, būdavo tas toks įdomus dalykas su monitoriais. Ja, į pievas rodydavo jau. Ne tai, kad pievas dar reikėdavo. Ta prasme, aš jau tikrai žinodavau, kad jau tas šitas neblogas monitorius, bet dar būdavo toks dalykas, tu turi monitorių žiūrėti tiesiai. Negali kampų, nes jeigu tik tai pažiūrėsi iš viršaus, viskas tau pabėgo, tau jau spalvos nubėgo. Iki šiol dar tas pats. Tai va, ir dar yra vienas dalykas, nes, žinai, kad prasidėjo, tarkim, nuo juostos ėjom į skaitmenį, ten visą kitą. Buvo tokie dalykai, kada šituos reikėjo daug ką, žinai, ateina, sako, filmuosim, kadaise čia filmuosim su RAW file. Ką tai? Ko tai man? O ko tai man? O Dieve, kiek čia reikia visko žinoti. Aha, viskas aišku. Tai kaip tu bandai, tada supranti, tai operatorius nori. Ir reiškia, jisai sau leidžia netiriai. Ta prasme, kainuos brangiau, bet jis sau leidžia suklysti, dėl to, kad jisai su ta medžiaga galės daryti, ką nori. Reiškia, taip, jeigu jau suro, tai jau, jeigu ir aš kažkokią klaidą pataisysiu, tai jau netaip reikia pergyventi, gal kažkaip tai ir spalvytę pasuks, ir dar kažką pakeis, ir dar kažką. Bet čia, kaip sakant, kameros ir šviesų sąveiką turi suprasti. Ir tikriausiai labai nemažai turi to psichologijos, ne tik bendraujant su savo darbuotojais, nes ten, žinai, tas su to nemok, tas to nežino, po to tas su to susipyks, bet ir su operatorium, nes jisai irgi ten stresuoja. Jisai stresuoja, kartais nesuprant, kaip pasakyti, tai tikriausiai reikia kartais pasakyti, žiūrėk, aš padarysiu ir tu pamatysi, taip. kada jausti, kada sakyti, ne, tu pasakyk ir davai mes padarysim, nes, taip neveik pas tave, tai čia ta psichologiškai pakankamai sunku. Bet turi pasitikėti. Tai va čia kits klausimas, po kiek laiką, nesakant, kad, žinai, aš ten, Aliukonytė neturėtų su kuo filmuoti, sakytų, Linai, gal gali lempą pastatyti čia, tai ir jeigu aš būčiau vienintelis, aš būčiau kaip ir gaferis. Bet čia, žinai, čia ne gaferis. Tai kada tikras gaferis, kaip tu manai, po kiek laiką galėtų savi vadinti gaferiu, tokio, kur, kad, žinai, O, žinok, čia kiekvienam atskirai. Žinok, nėra recepto. Absoliučiai. Aišku, ir niekas nemoka to. Niekas nemoka ir, žinai, iš viso tai mūsų industrijai niekas nieko nemoka. Nenori mokėti, nors, ta prasme, seniau mokė. O kaip, šiandien, sakai, sūnus, tavo sūnus, tai aišku, kaip pataptų gaferiu, bet mano sūnus sugalvoja ir sako, žiūrėk, aš girdėjau gaferis labai cool specialybė, pasiskaičiau, į kur jisai turėtų eiti mokytis, ar eiti į aikštelę, kaip tu sakytum tą daryti? Jeigu tu nori būti gaferiu, užaugęs. Tarkim, noriu. Iš esmės, tarkim, žiūrint, kas filmavimo aikštelė, ta prasme, reikia, kaip tu sakai, susirinkti tuos skillsus, kurie tik niekada nesikeičia filmavimo aikštelė. Tai pirmas dalykas - elektra. Gerai išmatyti elektros ūkį. Viską, vis tiek, prožikas. Kad ir koks jisai vis tiek bus maitinamas. O kur tą mokytis, eit VGTU, ar užtektų kažkokios Šiai dienai, kur aš dirbu, tai VGTU yra tokia kūrybinių industrijų katedra, kur ruošia inžinierius. Ir jau ten pradmenis gautum. Ten jau pradmenis gautum.
Pradėmis gaudama, o visą kitą apsišlifuoti filmavimo aikštelę. Ir ką tada? Tenai pasimokai, besimokydam susitinki su tavim ir sakai, aš noriu ateiti praktikos ir Jo, ir ateini. va čia yra dalykas, kad bet ką mes galim įvesti tuos darbus praktikos, bet mums reikia iš prodiuserių palaikyti. O kokią? Kad jie leistų... Kad gražintų į filmavimo grupės trainee pozicijas. Mokamas trainee pozicijas. Mokamas trainee pozicijas. Tas, kas buvo seniau, dabar nebeveiks. Ta prasme, taip, kadaise aš tikrai žinau, kad... Stovėdavo eilės ir visi norėdavo. Norėdavo ir būdavo net ir užsienį su trainee pozicija būdavo taip. Trainee pozicija yra, jisai gauna maitinimą, gauna dienpinigius ir jeigu apgyvendinamas, jis yra trainee visą kitą ir eina toliau į priekį. Dabar tas neveiks. Žmogui reikia gyventi ir ypatingai jaunam žmogui. Tu jam turi susitart, tikrai jisai nėra profesionalas, man tai labiausiai va šitoje dabartinėje rinkoje turėtų vėl tikriausiai ir kainų šuolis bus, pasikel žmonės. Labai nepatinka lygiava, dėl to, kad tada gali pradėti gudrauti, ką manyti filmą, kurio, tarkim, biudžetas yra 100 milijonų, kai aš nueisiu į lietuvišką filmą, kur yra 300 tūkstančių, mane mylės, ant rankų nešios, bus darbo mažiau, galva neskaudės, tą pačią. Čia šitas yra dalykas. Ir va čia va vienas iš tų dalykų, va aš kai šneku su jaunimu, tu va sakai, tu va daėjai iki to. Kur aš turiu eiti mokytis, patapau gaferiu. Gerai, patapai gaferiu, kas toliau? Nu, bet čia dar gal gaferiu patapai, tai reikia suprasti, kad tu iš pradžių į aikštelį ir iš vis trainee vaikščiai už PEM per dieną. Taip, po to, sakai, buvo į sparkų visiškai, po to geresnių sparkų. Tai čia, bet o kiek tas užtruktų? Manau, kad jeigu tu nori, tu gali šitą per kokius nuo 2 iki 5 metų. Nu, 3-5 metus praeini, sakai, būni jau bezbojom, dar 3-4 metai ir po 10 metų overall, tu teoriškai galėtum jau pradėti kažkur pataikyti į tą gaferiavimą. Taip. Tai šitą, aišku, bet sunkiausia tikriausiai pati pradinė. Pati pradinė. Nu, kur visai nežinai ir tau reikia kažkaip suprasti, kad ar tu čia ar ne čia, nes tikriausiai, o jum kaip sekas šitos naujus žmonės rekrūtinant ateinės, aš labai noriu, mes čia visi esame girdėję, kur sakai... Ne visiems duota. O kokie skillsai patys, nu, žinom, techniniai, elektra taip. Elektra taip ir dar vienas toksai yra ganėtinai svarbus toksai, kad žino, supras pasakymą, gerai mokėti sekt pievą. Sekt pievą čia mūsų terminologija, neįsijausti į rolę, kaip sakant, geiminant ar rolę, bet ar geiminant ar kažkur, bet ta prasme, aš galiu žiūrėti telefoną, bet aš kartu matau viską, kas yra aplinkui. Nu, ta prasme, būt įvykių sukūry. Visą laiką. Ta prasme, tu gali kalbėti su kažkuo, bet tu pamatysi jau kažkas kažkur eina, vadinasi, palauk, tai čia reiks kažko, man jau reikia žiūrėti. Jo, šiaip reiktų, ta prasme, tokia turiu tau niekada nerašytą taisyklę, kai dirbi su operatoriais, būdavo, jeigu ten charakteriai yra skirtingi, piktesnis, geresnis, meilesnis, toks. Bet vieną dalyką, niekada stenkis, kad operatorius 2 kartus tavęs nekviestų. Tu turi girdėti. Tu turi. Arba turi Egi pasakė, arba jeigu aš negaliu, aš šuksiu tuoj ateinu, bet aš esu čia. O ne taip, kur egis, pėsai suraskit man gaferį. Nu, čia jau yra blogai. Jo, čia kai... Jeigu tai niekas nesako, tu tualetą gali išeiti. Bet tu iš toli atsakai, yra ženklai, parodai ir arba išėjai. Pasakai, kad manęs nebus, arba savo bezbojų sakai, stovėk, kai pasakys Egi, tu sakysi, aš už jį, jisai ten ir ten. Ta prasme, negali išnykti pievą. Tai va čia tikriausiai yra, aišku, mentalitetas dabartinio jaunimo. Aš taip žinai, kai bandau garsiai galvoti ir sakai, kokie čia žmonės ir vienas suradau. Pas mus reikia būti išprotėjusiu ant to kažkokią pseudo turizmo. Žinai, kur mes važiuosim, turim peilių, čia aš turiu karabinų ir visa kita. Ir aš supratau, kad tai biškai panašu į skautus. Skautai nori padėti, laksta po miškus. Viskas pas mums tas veikia. Tai sakau, reikia rekrūtinti iš skautų buvusių arba kaspo darbuotojų, savanorių, nežinau, ko nors, nes to tikriausiai yra nemažai mūsų srity, kur tu valgysi neaišku kokiam kieme kažkokioj palapiniai, lakstysi po miškus su prožektoriu ant galvos ir tas yra vienas iš didesnių dalykų arba taip, arba ne.
12 valandų ir visa kita, tai yra čia jau, žinai, kai tą padaugini iš 12 kartais nebefaina pasidaro, bet iš principo, jeigu tu nenori lakstyti po miškus, tas neveiks. Ne. Apšvietėjui ir gaferiui tikriausiai ten dar daugiau yra to tokia, šitą kabelį, bet per čia vedam iki ten, iki pietų vesk, o po to bus pietus ir dar vesim iki dar porą valandų. Matai, žinai, kaip čia visi įsivaizduoja, visi, žinai, čia nežinau, bent jau aš taip galvoju, kad, tarkim, tie patys gaferiai arba tie patys apšvietėjai. Nežinau, mano tai jau viskas, žinai, jau vis tiek. Anksčiau vėliau tu turi sustoti visą kitą, bet kai žiūri, atrodo, gerai, bet kaip 3 metai, 5 metai, tu patapai gaferių 10 metų visą kitą. Aš tik vienintelį dalyką, ta prasme, nežinau, gal pas kitus yra kitaip, bet man, kuo daugiau žinau, kuo daugiau suprantu, tuo daugiau streso. Tu žinai, kas gali būti blogai. Ko nežinai, tai... Aš ir dabar net galvoju, aš pirmam filme stresavau, bet tikriausiai kur kas mažiau negu paskutiniam. Tas yra. Dėl to, kad tu, tas force majoras, tu tiek jūs visus prasukė. Tu sužinai, kiek ko gali nutikti. Kiek gali, reikia šitą nuskipinti, kad nebūtų, kad šito nebūtų, čia galėtų įvykti, reikia uždabę, aha. Paskui baigėsi diena ir taip, tu durniau, tu ko dabar nervavaisi. Tikimybė galbūt per maža ir reikės sakyti, kad iš viso šito daikto nebuvo. Žinai, kaip atėjai, nereikia. Jo, bet to biškai užsieniečiai daugiau turi, pasakai, baig, ką žinau, tik kai sugės tvarkysim, dabar nėra. Ne, o tu čia, o ko aš pakeisiu, kaip čia, o jeigu neveiks, o jeigu kas, o Jėzau, jau planšetė sėda, kur, reikia turėti bateriją, ne, 2. O jeigu 2 sugės, gal pas Liną dar galėsim rasti. Laidas pakrovimo, laidas yra nutrauksiu. Netyčia bėgsiu, reikia 2 turėti. Ir po to paaiškėjai, kad sakai, ne, su natūralė, su vienu atšvaitu filmuojam ir sakai, iPadą šiaip neprireikia. Bet čia tai yra gerai, kad, žinai. Bet žinai, čia yra negerai, aš bijau, kad gali, žinai, gerai, kol viskas gerai. Po to tu visos lygos, kaip sako, visos lygos nuo nervų, viena tik nuo meilas. Taip, su tuo sutinku. Tai kaip biški ekskursas į bėgiojimą? Kas čia per bėgti? Irgi per filmą. Filmą? Per filmo metu pradėjau bėgioti. Kaip atsipalaidavimą? Ne. Ką daryti? Kai, filmavomės tokį Krisiūno filmą, Dėdė Rokas ir Nida. Važiavom, lietuviškas filmas, pinigų nėra, viešbučių nėra, nėra, gyvenam iš viso. Kiekvienas departamentas gavo Nidoje po klasę. Kameristų klasę, apšvietėjų klasę. Ten dar kažko. O lovo, aišku, irgi negavot. Lovas buvo... Pripučiami čiūžinį. Ne, lovas, kadangi rėmėjas buvo švyturys, atvežė alaus dėžės, surišo, padarė, čiūžinį padėjo, patalinę atsivežė, viskas. Viskas fain, ta prasme, sąlygos turi, dušas yra, skalbimo mašiną pasistatėm, Tik tai vienintelis dalykas, aš pagalvojau, kad, žinai, kaip būni pripratęs kažkur rimtuose tose projektuose, varai, dirbi, tu nori ilsėtis. O čia, Ir polisis tam pat, ir Ir ne, ta prasme, kad tu, žinai, ateini filmuoti, kad laiko to kalnas, ką tu daryti? Gerai, pirmą savaitę, visus Nidos barus apėjai. Baigės, ką, antrą ratą suksi. Palauk, ne tas. Ir buvo taip, pirmas buvo nuo mokyklos iki Saulės laikrodžio. Bet šiaip, sakai, bėgsiu. Bėgu, sudai. Antrą dieną, trečią dieną, ketvirtą dieną, penktą dieną, O, klausyk, reikia čia tas. Įmonė buvo, kaip tas bankas vadinasi? Jisai remdavo maratoną Vilniaus visada. Danske. Mes turėjom sąskaitą, visą kitą. Žiūriu rėmėjas. Ir tiem, kas turi sąskaitą, gali ten tas nemok. Ir parašiau, maikutę gaunu, galvoju. Bėgs. Davai 10. Ir tas ėjo ir nuėjo.
Nu, gal ir aš, kad... Ne, čia yra, aš žinau. aš galiu pasakyti, tai yra kitas dalykas. Ne tik tai tas bėgimas kažką duoda, žmona buvo tada tokią išvadą padarius. Ateini iš darbo, eisi bėgioti. Jo, eisiu. Ir tu būtum pats sakau, o ko tu manęs klausi? Sakai, ašgi žinau. Kadangi irgi krūva mokslų kaip baigus, o dabar iš viso psichoterapiją studijuoja. Sako, tu kai bėgi, fizinė apkrova yra, pas tave įsiskiria didelis kiekis endorfinų. Ir tu grįžti, kur kas geresnis, tada iš tavęs galima ko nors paprašyti. Taip, tada laimingas žmogus būna. Laimingas būni. Laimingam viskas. Jo, nesako, tu ateini iš darbo ir atsinesi visą še. O kol tu prabėgi, tas visą še išsipurto. Taip, su tuo sutinku. Jo, ir tikrai pats geriau jautiesi. Tas tai vienareikšmiškai, aš aišku. Arba krepšinis, arba nesvarbu kas. Tu visai, ta prasme, tu ten pamiršti. Visiškai pamiršti. Kada, nėra, tu visai kita aplinka, visai kita emocija, viskas. Tuh, pamiršai ir viskas ramu. Nu gerai, bėgims gal dar kokio nors, per dar kokius filmavimus, kokio keisto dalyko pradėjo daryti gyvenime. Per filmavimus? Nu, arba ne per filmavimus, šiaip hobių kokiu nors. Pašto ženklus? Ne. Tokių, ta prasme, kad kolekcionuot kažką, tai ne, bet statybos. Jeigu yra darbas ir aš turiu laiko, tai ko gero nesamdysiu nieko, o bus kaip hobi. Nu, bet ir fiziškai dirbti ar organizuoti? Iš esmės, kaip ir visur kame, man reikia ne tai, kad dirbti, organizuoti, man reikia proceso ir rezultatų. Ypatingai pamatyti, padariau, gerai atrodo. Ką dabar darysiu? Tada gali kažką jau kitą daryti. Tik, ir tada pagauni ant savęs, kad tu žinai. Bet čia yra, kai kada aš galvoju, kad ne visada būna taip gerai. Kai kada tu labai yra, žinai, jeigu aš jau žinau, kad norint išeiti ir sėtis man reikia eiti 4 savaitėm. Nes pirmas 2 savaitės aš tau nerandu vietos, nes aš neturiu veiklos ir kažkaip tai tik po 2 savaičių ta veikla mane perjungia, tada aš pradedu ir sėdi. Nes pirmas 2 savaitės sėdi. Klausyk, kodėl tu nuveik ką nors? Tu žinai, pradedi pat save. Kažko laukti. O čia tu? Taigi taip niekad nedarai. Niekad nedarai, tu turi kažką tai daryti. Kaip tu manai, kokia ateitis nuo šiandien žiūrint visos mūsų tos, sakykime, rinkos Lietuvoje, nes, tendencijos, ir prieš tai jau biškį kalbėjom, bet jos yra tokios keistos. Aš tikėjau, kad per 5 ar 6 ar 7 metus mes išsiauginsim ką nors, kas darytų patį produkcioną Netflix'ui arba kam nors. Tai tas visai neįvyko, mes kaip esam servisas, taip esam servisas. Tai, kaip tavo akim žiūrint, kas čia mūsų laukia ateityje, jeigu, sakykime, darant prielaidą, kad mūsų kvaili kaimynai kaip nors ten teisingai pasibaigs ir karas nebeturės. Aš manau, kad jeigu žiūrint taip iš kitos pusės, mano tai vizija yra kitokia. Ta prasme, aš labiau aš galvoju, kad ne tai, kad mes potencialą turim. Mes tikrai didelius darbus esam padarę, niekas negali pasakyti, tikrai didelius ir gražius darbus esam padarę, aiškiai potencialas yra. Bet aš bijau vieno dalyko, kad šitą potencialą, kurį dabar, kai kada mes su productionai šnekam ir vyksta kai kažkokia, dabar tai sakiau, nesikišiu, čia kainų kėlimas turėtų būti, ta prasme, sakiau, tikrai morališkai Chebra palaikau, taip tikrai turi būti, tegul niekas nesako, kad čia negalim kelti kainą, nueikit, pažiūrėkit 2 metus, 20% vidurinis Lietuvos atlyginimas pakilo, tai yra jie. Taip turi būti ir tiek. Taip, ir panašu, kad netgi žmonės nori tokio kilimo. Čia viskas yra gerai, aš tik tai kitą dalyką galiu pasakyti. Kaip man atrodo iš viso, kad neatsiras kompanija, kuri daro Netflix'ui lietuvišką, bet ateis kompanija iš ten, kuri darys Netflix'ui darbus. Kitaip tariant, persikels, nebe švedai atvažiuos čia. Atvažiuos productionas, atsisės productionas čia ir susirinks mus visus. O tie, kurie turėjo galvot, kad kaip čia padarius, kad mes, tada bus jiems sunkiau, nes ir
vėl jiem dar labiau skaudės dėl žmonių, nes visi žmonės nueis, nes tie gali ateiti su kitais darbo principais. Tai aš manau, kad jie, tuo ir čia ir galėtum perimti. Taip, dėl ko vat, labai buvo toksai keistas subrūzdymas, vat nesenai, kai išlindo Radioactive. Skirias, tai žinai, tai daugeliui... Ne, čia aš tik tai, ne, tai daugeliui, ten, kad ten kažkas tai gal ypatingai vyksta, nevyksta, bet, pati idėja, kažkas įkelia koją čia. Ir tu esi nebe vienintelis. Ir tu nebesi vienintelis, o dar tu pasižiūri, blemba, kokią portfoliją atsinešė. Tai žiūrėk, jisai pradės valgyti mano darbus. Nafta atėjus yra, nelabai ten jiems pavyko įeiti, bet irgi. Bet o kur tikimybė, kad vieną dieną kas nors... Koks gražus švedas atvažiuos. Gražus švedas atvažiuos, sakys... O dabar aš būsiu jūs. Ne, dabar būsiu Netflix Baltic. Kaip ir Netflix Nord, Skandinavija. Arba Lenkija. Dabar aš būsiu Netflix Baltic. Dabar aš čia darysiu. Aš žinok, va taip, ta prasme, jeigu kažkas tai nesureaguos iš mūsų, tai greičiau kažkas sureaguos iš jų. Nes aš visai kitaip žiūriu, nes jie darydami servizą, jiegi tai irgi supranta, kad mesgi pinigų prarandam. Nes duodam kažkam tai kažkokiam tarpininkui išdirbti. Taip. Aš galiu labai ramiai iškirsti tarpininką. Tai klausimas būna dažniausiai, žinai, kad pinigų prarandi, bet jisai duoda tam tikrus darbus, daro tam tikrus darbus, tai kaip ir logiška. Tu sakai, žiūrėk, aš prarabą pasisamdau, kuris pasamda man visą liaudį, jeigu prarabs geras, okei. O jeigu liaudis gera... Bet žinai, sakai, bet jeigu liaudis gera ir sakai, gal to prarabo jau nebe tiek reikia, gal reikia ten vadybininkas užžymiai mažiau žinių, o ne meistrą. Bet čia yra, bet jeigu ir taip nutiktų, tai jaučiu rentalam ir darbuotojams, tai čia tik į pliusą. Ja. Nes jokio skirtumo, kas bus kuo daugiau tu turėsi pasirinkimo ir daugiau pasiūlos, bet man šitas variantas, žinok, labiau piešiasi negu kažkas, tai nes tarkim žiūrint į visas, pas rumunus kažkas atėjo, pas serbus atėjo yra, pas bulgarus savo studijas, pas lenkus savo studijas pasistatė yra ir ta prasme, niekas čia nesako, čia tik tai, ko gero, tas atėjimas gali būti, kad jisai pabandys pasijungti visas tris, žinai, ir Lietuvą, ir Latviją, ir Estiją. Va taip, atėjo, ko gero, gal Vilnius ir būtų pat klausimas, gal net Rygą pasirinktų, nes ten susiekimas. Tu net nežinai. O kad ateis, kad turėtų ateiti kažkokią kompaniją, tai, žinok, tikrai tikiu. Aš net nenusistebėčiau, kad ir rental house'as kažkoks tai eis. Tik tai aš tiksliai žinau, kas jeigu ateitų didelis rental house'as, ką reikėtų daryti. Spėt parsiduoti. Ir įsidarbinti. Taip, čia dėl to aš tai... Parsiduoti ir įsidarbinti. Daugiau nieko nereikia daryti. Liuks, tai ačiū tau. Tai, kaip sakant, pasižiūrėsim, kas iš to išeis. Ar kas iš to neišeis. O be mikrofonų tai...